Ratukai tavo normalesni. Nu, žaibas. Nu ką, turim širokį garažą su tokiu daužimu. Labas rytas, chebrytė. Praeitą savaitę nebuvo išėjusios serijos, kadangi grįžo daug labai automobilių, buvo daryta visko ir prie visų. Iš karto visi buvo apžiūrinėjami, bandoma staigiai kažką prikelti, pagaminti. Žodžiu, šiandien gal bus ilgesnė serija, todėl kad nuveikta daug veiksmo per tą laiką. O kas 3-5 bimbaliukai jau seniai grįžęs iš dažyklos, atrodo, va, štai taip. Visas gražus, biškai apiploviau, nes jau važinėjau užsidėjęs numerius ten, kur reikia, aišku, pas meistrų, siaurotinimui ir taip toliau. Gavosi tikrai neblogai, neblogas variantas. Dar norėtųsi uždėti ant priekio, tai yra tokie juodi difuzoriai, ant to bamperio dedasi, dar tos norėtųsi uždėti. Nu, galutinis variantas gavosi toks, žodžiu, šitos mašinos, skaitau, kad neblogas. Aiškus, ratai negražus, bet ką padarysi, žodžiu. Toliau, apie ką bus šitoj serijai. Šitoj serijai matysit, va, kai grįžo šitas X3, kaip aš jį tvarkiau, jisai buvo visiškai be priekio, buvo gavęs į snukį, taip liaudiškai pasakius. Jau jūs matot, yra tokiam vastovui, yra aprinktas. Dabar bandau aš sutvarkyti bamperį, jis nesuplėšytas nieko, bet yra išlaužtas visokios grotelės, žibintų stiklai pakeisti, korpusai pakeisti, matysit serijai. Salonas visas jo gyvas, pagalvė jau irgi yra restauruota, atstatyta, kaip turi būti. Sekantis yra Grand Cherokee, stovi uždengtas nuo lietos, todėl kad nebeužsidarinėja liukas. Neužsidaro liukas, tai reikėjo uždengti, kad neprilytų į vidų. Jam yra sudaužytas kompas perlenktas, irgi šiek tiek bus apie jį. Toliau šitas va 5 BMW, jisai irgi grįžo važiuojantis, ten su pažeistu sparnu. Tai sparną kaip ir turim nupirkom, bet problemų jame yra daugiau. Variklis biški drebėjo, tai išsukom žvakės, pakeitėm, pakeitėm tarpinę dangtelio vožtuvų, kad nebevarvėtų tepalai, tai nebevarva. Dar purtėsi visas, vibracija per visą mašiną, pasirodė, kad tenai buvo variklio pagalvė susprogusi visiškai. Variklis jau gulėjo vienas šonas ant rėmo, už tai visą vibraciją per mašiną pakeitėm, irgi jau viskas tvarkoja, dabar užsiimam kosmetiniais reikalais. Nu ir ką, žiūrėkit, šitoj serijai bus apie viską po čiučiut. Apie, kaip minėjau, BMW, Audi, antrą Audi, Grand Cherokee. Geros peržiūros. Ai, dar nepaminėjau, chebra, kas norit nusipirkti, niekados nebuvau minėjęs, kas norit nusipirkti automobilį Amerikoje, galite drąsiai kreiptis. Vežu automobilius iš Amerikos, iš bet kurio, aiškus, regiono, išskyrus Kaliforniją galbūt. Patogiausia būtų Savana, visas Dalasas ir taip toliau. Tenai gautumėt iš tenai automobilius greičiau. Dėl kainų ir viso kito galit kreiptis. Po video yra nuoroda su paštu, su telefonu, galit skambinti. Dar galiu pasiūlyti tokią paslaugą kaip nupirkti ir sutvarkyti automobilį. Jeigu reikia sutvarkyti, jūs jau gaunat iš karto sveiką sutvarkytą. Nesvarbu, kas ten jam būtų, ar kėbulo darbai, ar variklis, ar dar kažką. Turim daug kolegų, kurie tai daro ir pats daug ką darau, kaip matėte, viską rodau. Sąžiningai, tiesa, šitie automobiliai, kurie yra, jie yra parduodami. Viskas yra keičiama sąžiningai, ne taip kaip. Nesakau, kad visi, dabar daug kas galbūt įsižeis, nesakau, kad visi, bet tikrai jau pastebėjau tokią tendenciją, kad to nekeisk, tą nedaryk, koks skirtumas, čiagi pardavimui, tau to reikia, tau už tai nieks nesumokės. Ne, chebra, darau viską taip, kaip turi būti, matysite irgi video, tepalai keičiami geri, visokios antifrizai ir tie yra pilami. O, pažiūrėkit, ar kas nors pila iš pirikupų antifrizą tokį radiatorių. Radiatorių irgi, jeigu yra
Radiatorius padaužytas, kažkiek tai pabraižytas, irgi keičiamas naujų. Nežiūrint, kad jisai tenai sutaupyti 10 ar ten 50 ar 100 eurų. Viskas yra daroma dėl žmonių. Taip kad, jeigu norit, gali drąsiai kreiptis tiek dėl pardavimo automobilių, tiek, kurie stovi pas manęs, tiek dėl nupirkimo Amerikoje. Galiu padėti parinkti, galiu padėti parvežti ir galiu padėti sutvarkyti. Gausite sveiką jau automobilį. Tai tiek ir geros jums peržiūros. Kad dar vienas žaibukas grįžo. Štai tokiam stovi. Kas sveiki visi? Turim naują projektą. Štai tokį grįžo Audi Q5 14 metų, dizeliukas, 3 litrai dizelis. Ką tik atvežė, įleido tiesiai į garažą, nes yra šioks toks daužimas į galinį ratą. Į galinį kampą, tiksliau, ne ratą. Ten lūžusios šakės. Einam, pažiūrėsim apžvalgą, biškį apžvelgsim jį. Uždėjau jau krauti akumą, nes akumas buvo nusėdęs. Tai va, variklis kaip ir puikiai viskas atrodo. Tvarkoj, šonai visi irgi kaip ir sveiki. Va. Štai toks saloniukas irgi tvarkingas, bet dar įlipsiu, užvesiu šiumį. Va, toksai salonas, Premium Plus komplektacija. Keilėsai visi yra, man atrodo. Taip. Va, bagažniką aš atidariau jau. Sudėta į bagažniką va bamperis tas sudaužytas. Kas čia dar, visokios dalis. Kilimėlių visokių čia pilna. Taip, galim išmesti lauk. Tiksliau išimti lauk. Čia vėl nežino, kas čia tokia. Ai, čia šoninis tas dangtelis. Galinis dangtas sveikas. Subas, kiek suprantu. Galinis žibintas sudaužytas. Čia va iš vidaus atrodo iš pasmūgio, tarp kitko smūgis va toks va. Gavęs čia tiesiai į kampą. Tai pakelsiu aš jiem pakeltuvą, parodysiu kas jam yra. Va, atrodo štai taip. Dangtis va gavęs. Čia kiek mačiau yra lūžusi šakė. Abidvi šakės lūžusios. Ratas kaip ir sveikas. Nu žiūrėsim, po to čia va duris biški yra užspaustas. Tarpo nėra. Bet daugiau jokių bangų niekur nesumesta. Viskas lygų gražu. Tai va, nuo šičia va pradeda linkti kampas į vidų nueina. Šitą va vietą. Tai čia jau reikės vežti pas kebulistą ir žiūrėti, ką čia su juo galima padaryti. Šitos duris neatsidarys. Einam į vidų, dabar pažiūrėsim. Nu, vidų jinai atrodo štai taip. Vis salonas gražus, tikrai tvarkingas. Žiūrim, ką čia mes turim gerą joje. Porankiai, bardačiokai tušti, aiškus. Škudurai visokie. Dokumentai. Čia irgi nesąmonės visokios vandens, va, amerikietiško. Nu, nieko čia negero nėra. Bandom užvesti. Lauk. Va, užsivedė ko puikiausiai. Viskas veikia. Kokias klaidas žiūrim, rodo. Vairas sukinėjęs. Oho, kaip lengvai vairas sukinėjęs. Va, skundžiasi ant galinės lempos, kad neveikia. Aha, left turn signal, brake lights, rear lights. Nu viskas čia yra apie galinės lempas, jisai skundžiasi. Čia. Nu šiaip tai salonas gyvas, ką aš galiu pasakyti, tikrai kad gyvas. Ai, va, liukas. Liukas veikia. Panoraminis stogas. Oho, koksai didelis. O,
pozicija liuko. Toliau atidarom, dar toliau. Nu. Va. Čia viskas kaip ir tvarkelė. Net neaišku, parkas. Nu ką, viskas kaip ir tvarkoja čia, vedasi, važiuoja, dabar einu pakelsiam pakeltuvą ir parodysiu, kas ten yra lūžę po mašiną. Einu, užsakysiu dalis, man reikia ją pastatyti dabar ant rato, kad jinai taptų kilnojamu turtu. Nu, kad eitų su ją važiuoti. Nes turiu trejetuką, dabar BMW reikia tvarkyti pirmoje eilėje, pagal eilę, viskas pagal eilę. Ką, kylam į viršų. Maksimaliai kiek galim. Viskas. Nu, man užtenka, kad palist po mašiną. Taip, ką čia turim? O čia mes turim trūkusią šakę. Vieną iš šakių trūkusią. Taip, kas čia dar yra? Traukelė. Čia laikiklis kažkoks. Nu, kaip ir viskas čia. Ne taip jau ir baisu. Čia apsauga kažkokia. Amortikas yra išlaužtas. Amortikas yra. Va, išėjęs. Lauk, ar kaip jis čia turi stovėti? Spiruoklė čia. Tiesiog. Ne, amortikas savo vietai stovi. Viskas tvarkoja. Tuoj nusimsiu ratą ir pažiūrėsim, kokia ta situacija čia yra. Visą laiką pabraižyta nuo pakeltuvo. Čia irgi ta guma apdraskyta nuo pakeltuvo. Šiaip variklis, kaip ir viskas, čia yra tvarkoj. Čia tie visi plastikai apdraskyti yra nuo pakeltuvo. Ką mes čia turim? Tokį vaizdelį turim, nu visas šakės jie su pakeltuvais apsidrasko, nu bet nieko kitaip nepadarysi. Nu, einu nuiminėti dabar ratą. Nu, šį čia arka atrodo tokia va situacija. Čia tą kampą atlenkus. Man ratas užsidės lengviausiai. Čia kažkoks blokas. Parėjęs šaibom reikės tvarkyti. Gulšakai yra kaip ir sveiki. Viskas čia yra sveika. Nu, žodžiu, ne taip jau ir baisu. Nu, va, nusiėmiau ratą. Nusiėmiau visą tą posparnę. Vaizdelis čia yra va toks va. Nu, to amortikui šitam yra batai. Amortikas yra užspaustas, reikia suplauk. Čia reikia man greičiausiai atrodo visą kelmą nupirkti. Nupirkti visą kelmą, įdėti ir viskas. Ir čia nėra ko žaist. Viską atsijungti velniop. Nu, tai va pradžiai imu amortiką lauk. Imu šakės visas pasileidžiu. Atsijungiu visas fiškės. Ir čiumpu tą amortiką ir važiuoju ieškoti kito. O iš vidaus atrodo šį čia taip. Čia net niekas nenukentėjo, šitas va visa arka čia yra sveika. Niekas niekur nelenkia, yra tik tai šitas kampas užsilenkęs. Ir va šį čia va raukšlelė matosi ant arkos va kampinės dalies. Tai va šitą, jeigu man biškutį kažkokiu tai būdu atlenkus čiučiut, tai tada jinai man pataptų važiuojanti. Nu, ta prasme, aš galėčiau ją judinti jau. Dabar aš jos net judinti negaliu, ratas velkasi. Taip, kad tenka ardyti lauk, gerai, einu ardyti lauk. Rodysiu viską, ką darau ir kaip darau. Žodžiu, jūsų teismai. Va, šakė, apie kurią aš nekėjau, matot, yra lūžusi visiškai. Dėl to ir tas ratas taip išvirtęs. Bet čia, nemanau, kad čia katastrofa kažkokia, tai to aš čia viską atsiardysiu. Ir viskas. Ir pakeisiu viską, nieko čia baisaus nėra. Nu, išsiardžiau visą galą, va, šakę, kuri lūžusi. O šakė lūžusi, toliau amortikui batai, ten tai traukiai irgi batai. Kaladės, čia yra naujas,
Galima bus dėti tas pačias atgal. Spiroklė irgi gerai yra. Viskas tvarkoj. Nu, šį čia atrodo viskas taip. Nu, čia suportą nuėmiau. Čia daugiau niekas nėra lūžę. Taip, kad čia reikės... Greičiausiai reikės tik tai sparną keisti. Nes šitas visas yra sveikas. Va. Visas yra sveikas. Reikės išpjauti sparną. Nu, žodžiu, čia kebulistai pasakys, nes aš čia tik tais galiu spėlioti, kaip čia turi būti. Ten kažkas tai yra užspausta. Dar pakol kas nežinau, reikėtų biškį su kur nors užkabinti. Atitempti čiučiut. Atlaisvinti galą. Bagažinė šiaip tai atsidaro. Viskas tvarkoja. Žodžiu, važiuoju dabar ieškoti jau dalių. Nu ką, greituoju būdu mašina tik tais atvežė 10 valandą, dabar yra 2 ir jau viskas vietoj. Amortiką paėmiau naudotą, šakę, 1, 2 šakę. Šitą sulankstytą traukę buvo irgi paėmiau. Visos sveikos, geros, iš dalių. Ką, dabar eisiu čia viską surinkinėti atgal. Na, pastatysiu ant ratų ir dar šitą turbūt. Po to prikabinsiu prie ko nors, pabandysiu atlenkti jį atgal biškį, kad man netrukdytų ratui. Viskas, važiuojam, toliau renkam. Nu ką, viską perinkau. Galinį kelmą perinkau. Tik neįstačiau spiroklės, nes neturiu su kom suspausti. Dabar tam kartui pastatyti ant ratų užteks. Pastatyti ir išstumti mašiną lauk, nes reikia kitą varyti, baigti taisyti. Parkom toliau BMW 328D. Nu ką, be spiroklės. Be spiroklės, aiškus, išvariau į kiemą. Biški galas, ne biški, o šauniai galas pasėdęs. Bet rytoj važiuosiu nusipirksiu. Ratas jau stovi tiesiai. Šiandien dirba ledas. Dirba aфиgenai, to einu užvesiu. Parodysiu jum. Taip. Va. Kaip ir sakiau, klaidų nėra. Va. Dirba gražiai, aiškus, dizelis. Dizelis kaip benzas nedirbs niekados. Multimedija nerodo ant ekranas nieko dėl to, kad... Tai parodysiu. Dėl to, kad čianai yra multimedijos valdymo blokas. Ir nežinau, kas jam yra. Ar jisai visiškai šaibom išėjęs, ar jam tiesiog yra kažkoks kabelis nutrauktas. Nu, kainuoja jisai apie 130 eurų. Tai pradžiai šį pabandysiu tiesiog ištraukti lauk. Vizualiai apžiūrėti. Jeigu jisai laidai visi tvarkoja, nu tai ką, reikės pirkti naują, tik nežinau, reikia jį pririšinėti, reikia iš naujo įdėjus kitą, ar tiesiog užteks pakeisti. Bagažnikas ir tas, kaip būtų sudaužytas, jisai darinėjęs puikiai, va. Ir prisitraukė, viskas gerai. Va. Dangtį aš jau radau palei kodas spalvos. Yra 205 eurų. Čia biškį patraukti atgal ir durys iš karto apsilaisvins. Nors jau ir dabar jos darinėjasi. Aš ten iš apačios, kad ratas negniptų, skarda negniptų rato, tai iš apačios biškį su plaktuku atkaliau tas skardas. Nu žodžiu, kontento bus daug. Nu? Tu man sakyk, kad vyksta kas nors ar ne? Dabar dar ne, vyksta, tempėsi laukant. Tuoj atšoks tas. Jo. Opa. Nu ką, vis tik teko pakeisti naujus priešrūkus, nes šitų laikikliai buvo nulaužyti. Šį čia nėra. Po to šį čia nėra šito. Šitas yra, bet irgi toks trūkęs. Nupirkau naujus, va. Sudėti jau nauji. Dar neprisuktas, čia reikia prisukti, pabiški bamperiukas renkasi. Va, šitas jau prisuktas. Tai ką, einu surinkinėti toliau bamperį. Atstatinėjau, Proctronikų fiškė buvo nutraukta.
Tai biškutį kanifolijas. Biškutį lydmetalio. Po to uždėsiu kembrikus. Va. Viso laidyno nekeičiau, kadangi vieną fiškutę tik tais buvo patraukinėję laidukai, tai nusprendžiau, kad reikia tą prilituoti. Nes izoliacija susukta bus ne kažką tikrai. O po to guminis kembrikiukus ir termo kembrikiukus tiksliau. Vyksta darbai. Nu ką, laidynas atstatytas parktronikų. Dabar belieka sujungti jos. Va, parėjo. Operatorius Kipsas biškį pafilmuot. Nu, parktronikų laidyną atstačiau. Taip, jungiam viską į savo vietas. O šlanga irgi gera buvo, purkštuką jau įdėjau. Taip, laidyną vedam į savo vietas. Bus M-Sport bumperiukas, ane? Taip, taip. Taip, taip. Va, čia dar vienas purkštukas buvo sulaužytas, bet šlanga čia va, purkštuko galas lūžęs. Nežinau, jis dar kaip nusiema, bet kažkaip nusiema. Čia matau fiksatorius. Taip, žibintai. Čia pasijungs padavimas tam gale. Čia turėtų būti parktronikų fiškė. Čia kažkuri tai viena iš šitų. O kam čia antro net nežinau. Ai, dar tas smūgio daviklis turi prisitvirtinti, reikės prisukti. Dabar vis tiek bus primatavimas. Išsiaiškinsiu. Taip, tai dabar čia jungiasi kas? Smūgio daviklis. Ai, priešrūkai. Priešrūkas vienas. Ten priešrūkas antras. Parktronikas. Parktronikų eilė. Nu viskas, gratelės yra. Tas įdėjau. Aišku, čia visko pas manęs iš tų bamperio dalių. O, žiūrėk, dar yra. Čia dar reikia. Net nežinau. Čia gal dugno. Jo, čia bus dugno kažkokios. Tai, vo, posparnė. Čia tas posparnis. Jo, čia tas kaip purvasargis. Iš apačios, bet čia jau dėsis iš apačios. Toliau. Toliau, kas čia dar? Taigi, bamperį nuperki ir nėra jokios instrukcijos. Pūzlė, susirink pats vadinasi. Čia kažkas kažkur, man atrodo, prie bamperio pačios, žiūrėk, panašiai. Nu, sakau. O, Kitą pusę pavadinti. nu žiūrėk. Iš čia Aha. Ai, va čia. Nu tai šitos suksis. skylės atitinka. Jo, jo. Bet čia, žiūrėk, netitinka. Nu. Žodžiu, dabar aš čia nededu. Žiūrėsim. Dabar aš čia nededu. Dažnai reikia įdėti. Šitos reikia pabandyti statyti. Vortakius. Vortakius. Bet dabar nėra posparnio. Nu, nėra posparnio, tai kaip čia dabar? Kažkaip tai taip. Ладно, jum kokiai nevykė. Ratukai tavo normalesni. Nu, žaibas. Dvacokai didelį. Vo, ratas jo ir palaužtas. Nu, karočią, atvažiavo naujas karavanas. Spalva tokia gyva, visi radiatoriai. O žiūrėk, čia dar viskas. Ir su kažkokia toksidu užpildytas. Nu ką, turim širokį garažą. Su tokiu daužimu, tai bandom dėti pakrovimą.
Va, palabiškutė. Va, atsidarė. Nu, žiūrim, ką čia turim. Yra galiukas pakilęs, va, užrastas į viršų, šiaip stovi vietoj. Šiaip stovi vietoj tas galiukas pats užsirėtęs. Pakaitinti ir... Va. Nu. Nu, čia tam telikui jau batai yra, čia vienareikšmiškai. Nieko, toje pradėsim sparnus, nežinau. Čia net nėra, nedajas, net į generatorius. Ne, tai čia jį gali vesti drąsiai. Tik žiūrėti ir laidai, kur nors, va, žiūrėk. Yra čia va viskas. Va čia va prie kompo, čia reikia tą imti. Velniop visą palangę. Kas liko iš lempos? Lešis. Kompai liko. Tai liko, bet jam pizė jaučiu, ne. Ne, sveiki kompai. Tai jas atjungti. Atjungti ir... Nu, aš dabar tą greitą užmesiu. Nu, bandom uždėti biškį kūmą pakrauti, nes ir miręs. Kažkokie tai taip, kur čia man užmesta masė. Geriau prie kompo, ne, va. Čia užmesim. Agemas, past, falt iš karto. Čia nėra ką daryti. Lonžironas sveikas. Čia balkiukas tas palinkęs, bet jisai keičiasi. Radiatoriai sveikia, Audriau, man atrodo. Jo, šitas va yra palenktas, bet jis man atrodo, kad jisai keičiasi. Jo, ant varžtų yra. Nu, iš čia buvo ta detalė, atsimeni, vakar žiūrėjom, tą kampinę tokią. Šoninė sparno. Jo, atrama ta tokia. Ne, su pakrovėju nereaguoja, tai bus akumas numestas. Jau jie būtų bandę užvesti. Čia reikia... Karočią ardom. Audrensas bando masę atgaivinti, akumas yra nusprogęs, visiškai nepriima krovimo. Bet uždėjom tą boosterį, atsirado masė. Atsirado masė, sėdinės pradėjo vaikščioti, bet ves nebandėm. Saloniukas šiaip tai labai fainas. Va. Atrodo toks va, juodas visas tamsu kaip miške blecha. Va. Žiūrėk, suveikė viskas. Masė įsijungia. Čia nusėdas mirtinai, matosi, nes... Jisai, nu... Bet krauna. Priverstinai, nu tai va, tai tas automatinis pakrovėjas nesugeba paimti. Ne, jam trūkstas marvikis. O raktai, raktai čia du. Raktai yra. Nu, žodžiu, toks visai nieko. Galiu sporintis, kad mes išėjant užvesim. Pakraus ir užvesim. Netiki? Aš manau ore. Kas čia dabar? Liukai veikia. Viskas veikia. Žodžiu, ledova mašina, mecha. Nu, graži iš tikrųjų, ble. Nu, tokia putiova, blecha. Ignition, access, palauk, kad ten rašo service, transmission, set brake, ignition or access on. Nu, aš įjungiau masę, nu, bet dabar vest nėra ko, tegul jisai pasikrauna. Biškė. Teliks koks. Putiovas. Nėra benzo? Nu, visiškai gal empty nėra. Nu, please start vehicle. Ne, tikrai, kad nestart. Parks įsijungia. Gal rimtai jam? Ai, tas yra. Tas yra. Reikia. O, parks įsijungia. Žiūrėk, jisai aš jį palenkiau. Žiūrėk, kaip jisai įdomiai. Jis čia nulaužtas. Ai, jisai dėl to jį ir buvo įrėmę. Va, jį čik paleidau, parkas įsijungia. Nu, čia tokia va chirne. Pakeli. Jo, čia kažkas pasistengė, draskė jį.
Jo, ir įsijungia laisvas bėgis. Tai mums jį reikia, Audriau, pastumti biškį atgal, reikia pastatyti po kojam. Kaip jį pastumti atgal biškį? Jeigu mes jį užvesim, tai ir įvažiuosim. Nu, Jis rats ten sukas gerai. Nu, tik jis ten viršui kažkur išmušt. nu, antifrizus, palauk. Nu, tai antifrizai šitai pohui. Čia dėl biškų. Čia šitas bus pirmas greičiausiai kondiškis radiatorius. Nu, kaip ir tas. O išsiplėtimo bakelis yra sunešiotas. Bet ir Bet tu pažiūrėk, kiek nedaug trūko iki kompo. čia atsirėmė, žiūrėk, kaip fiškė. Bet jis ir palinkęs yra biškį. Čiut, labai nedaug. Fiškė sudraskė. Aš sakau, čia svarbiausia yra jį dabar išsukti nafik ir atitraukti tą teliką iš čia, kad atlaisvinti tą kompą. Nu, ten už durų bus varžtai. Šitas, tarp kitko, persipresuoja labai puikiai su va tokiom štai knėdėm. Va, štai tokias. Jo, čia nusilaužė iš karto. Nepasiduoda. Va. Iškart kitą pusę įkiši, pasiruošė. Tas čia ir čia skylė kaip tik tom knėdėm. Va, va, jeigu matosi. Tai va, žodžiu. Tik dar su šitais neišsiaiškinu, kas čia kur čia turi stovėti. Nelabai važiuoju. Kaip ir čia, bet kaip ir ne čia. Jeigu tą uždedu, nu kaip ir tinka tą jau susimauti. Aš kažką kalbą. Ką tvarkom? Kitą pitaką. Irgi apsimyžęs buvo variklio, tiksliau ne variklio, jo, variklio dangtelio, vožtuvų dangtelio. Tarpinę leido tepaliuką aplinkui viskas. Uždėjom naują. Sudėjom. Ką sudėjom? Sudėjom naujas žvakytės bošinės. Purkštukus nuvalėm. Va, purkštukai atrodo švarus, gražus, kaip turi būti. Tuoj viską darinksim. Bamperiuką reikės dėti kitą. Šitoks biškai pasilukštenės toks parėjo. Šį kartą Audrius pas mumis mechanikas. Nes kai kas gimtadienį žvenčia. Man gimtadienis, va šiandien tu tvarkai. Va ir tokia eilė, laukia dar eiliai. Nu, mašina. Pilna. Žodžiu, varom toliau. Labas rytas visiems. Nu ką, pradedu kitą mašiną, nebaigiau dar tos. Atsirado vienai mašinai pirkėjas, tai yra šitam va X3. Tai reikia staigiai surinkti man, perrinkti žibintus. Žibintų korpusai yra sulaužyti. Štai atrodo, žibintas iš priekio visas kaip ir sveikas, bet yra čia išlaužta, va matosi, laikikliai kai kur aplaužyti. Va, laikiklis lūžęs. Tai užsisakiau naujus korpusus, dabar bandysiu nupjauti stiklą, išimti visus vidurius ir perdėti į naujus korpusus, uždėti naują stiklą, padaryti naujus žibintus. Turiu gavęs jau balkį nuo priekinio žibinto, nuo priekio X-o. Va, balkis yra uždėtas, dar nepriverštas, bet jau uždėtas. Televizorių jau užsisakiau. Nu, išpjoviau žibinto stiklą. Va, išėmiau lauk. Atrodo štai taip, va, sveikas visas. Čia pats žibintas. Turiu korpusus naujus. Tuo viską ištrauksiu. Su pirštais nieko neliečiu šitų valešių, nes sakė, nu, jų pirštų ant spaudai po to nenusivalo, lieka dėmes. Nu, tai vat jos išimsiu gražiai lauk, tuo įimu naują korpusą ir viską perdėsim į naują korpusą. Nu, turėtų gražus būti žibintai. Nu, einu daryti toliau. Žiūrėkit, kas gausis. Štai toks stiklas ir korpusas. Identiškas, va, atrodo toks.
O čia yra naujas. Naujas stiklas, naujas korpusas. Nueinu perdėsiu. Pažiūrėsim, kaip čia viskas tilps. Nu. O, pirmą etapą jau surinkau, perdėjau tą išorinę dalį, tiksliau ne išorinę, tą viršutinį sėdėjo rėmukas. Nu, atrodo žiauriai nuostabiai. Va, čia viskas susisuko į stiklą. Rėmukai visi, niekas va nelūžė, visi varžtukai vietoj. Bet tik aš dabar rodydamas čia nieko nesulaužyčiau, atrodo taip, ledas. Žodžiu, idealus variantas gaunas. Ir liko dabar lęšius perkrauti. Tuoj perkrausiu lęšius į korpusą. Ta pasidedu ant plėvelės, kad nesubraižyti. Imu korpusą, va korpusiukas. Ir eisiu perkrovinėti visus lęšius. Tai va, turėtų būti ledas. Nu ką, šiaip nedai pasisekė perrinkti. Galiu pasakyti tiek, kad pats perrinkimo procesas yra tikrai toks sudėtingas, nežinant kas kur čia sukasi, kaip ką čia daryti, tai buvo pakankamai sunkiai išardyti ją. Tai teko senai žibintą pjaustyti gabalais. Išpjausčiau visą gabalais, tik tada sugebėjau išardyti. Vidinės pusės nečiupinėkia įmantai. Nu, daug. Viduriai sudėti, dedasi stikliukas. Va, žibintas atrodo. Taip, tai klijuosim. Grinai nuliovas, naujas. Naujas žibintas, viskas veikias, reguliuojas. To įklijuosim kaip ir praeitą kartą su to butilo kaučiuko klijais. Žodžiu, einam klijuoti. Nu ką, vienas žibintas viskas. Va, stoja padėtas, antras laukia eilėj. Irgi va stiklas toksai apsinešęs, apibraižytas, korpuso laikikliai nulaužyti. Korpusas, va čia va, jeigu matosi lūžęs, per visus galus viskas išlaužyta. Čia irgi laikiklis nulaužtas, korpusas perlaužtas. Nu žodžiu, užmuštas žibintas, šiaip iš tikrųjų reikėtų keisti. Nu ką, žibintai, stiklai pakeisti, korpusai pakeisti, bandom įjungti. O gabaritas užsidegė, tas trumpas dega, ilgas įjung. Neapiplovimą, va, neapiplovimą. Va, mirksi, gerai. O tu į priekį pastum tiesiog ir perjung ir viskas, va, dega. Dar ką nors pajunginėk. Tas posūkis dega. Aha. Nu viskas dega. Nu žodžiu, visi žibintai veikia gražus, o tokie va nauja. Все. Nu ką, chibrytai šitoj serijoje tiek žinių. Sekančioje serijoje jau bus pilnai turbūt surinktas X3, pakeistas stiklas, bamperis sutvarkytas. Labai tikiuosi, kad mano BMW 3 dizeliukas bus išvežtas jau dažyti, nes su dažytojais yra labai sudėtinga. Kažkaip prisižada, bet nieko nevyksta. Tai va, susitiksime kitose serijose. Iki.